Pristatome paraiškos pagal 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos srities investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė pildymo instrukcija Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje ŽUP. Paraiškos pagal priemonę renkamos iki gegužės 30 dienos. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pildydami šią paraišką asmens duomenis paslėpsime, tačiau visa kita informacija bus jums matoma. Paraiškos pildymas prasideda pasirinkus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą, susiradus priemonę investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Ekrane pamatysite galimus pateikti dokumentus, mokėjimo prašymą, paraišką ir projekto įgyvendinimo ataskaitą. Prie paraiškos dešinėje pusėje pasirenkame veiksmą pildyti, tuomet pildyti paraišką. Viršuje bus automatiškai nurodyti šie jūsų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas ir įmonės kodas, žemės ūkio valdos numeris. Taip pat pareiškėjo forma, ar yra fizinis ar juridinis asmuo. Jūs pradedate pildyti nuo pirmo skyriaus informaciją apie pareiškėją. Pildant paramos gavėjo rekvizitus, prašomus duomenis, adresą, telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto numerį galima pasirinkti iš esančių sąraše, kaip čia pavyzdžiui su adresu, arba jeigu nėra jums tinkamo numerio arba kitų duomenų, galima tiesiog juos suvesti. Ir išsaugoti. Taigi, užpildome visus reikalingus duomenis. Fakso numerio ir elektroninio pašto pildyti nėra privaloma, bet tuos duomenis, prie kurių pažymėta žvaigždutė, yra privaloma užpildyti. Tuo atveju, jeigu už su projektu susijusių dokumentų pateikimą atsakingas kitas asmuo arba projekto konsultantas, reikia užpildyti jų duomenis skiltyse asmuo atsakingas už projektą ir projekto konsultantas. Jeigu tokių asmenų nėra ir už projektą atsakingas pats pareiškėjas, nieko šiose skiltyse pildyti nereikia. Skiltyje informaciją apie administravimo eigą privaloma pažymėti vieną atsakymą prie kiekvieno klausimo. Prie klausimo, kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą, galite pasižymėti abu atsakymus elektroniniu paštu, trumpai SMS žinute arba pasirinkti vieną iš jų, kuris jums patogesnis. Prie sutikimo elektroniniu paštu gauti agentūros interneto svetainės skelbiamas naujienas, pažymite taip ir nurodote savo elektroninio pašto adresą, jeigu nesutinkate, pažymite ne. Taip pat ir jeigu sutinkate, kad informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, pažymite atsakymą taip ir nurodote kuriems skyriams. Jeigu nesutinkate, žymite atsakymą ne. Tas pats galioja ir dėl sutikimo, kad informaciją apie projektą agentūra teiktų tam tikrai asociacijai. Žemiau matote duomenis apie savo valdą ir valdos adresą. Jeigu nurodytas netikslus valdos adresas, taip pat jį galite patikslinti paspaudus pasirinkimą arba pridėti adresą.
Tas pats ir su banko sąskaitos numeriu. Galima pasirinkti iš esančių sąraše arba pridėti naują. Banko pavadinimas ir kodas užsipildo automatiškai. Atlikus šios veiksmus spaudžiame pirmin ir pereiname į kitą puslapį. Jeigu sustojate pildyti paraišką, bet norite išsaugoti jau užpildytus duomenis, nepamirškite paspausti išsaugoti. Toliau vedame informaciją apie projektą, kuriam prašoma paramos. Priemonė ir veiklos sritis pažymima automatiškai. Jums reikia įrašyti projekto pavadinimą, planuojamą projekto pradžią ir planuojamą projekto pabaigą. Primename, kad pagal šią priemonę visi projektai turi būti įgyvendinti iki 25 metų rugsėjo 30 dienos. Taip pat pasirenkame projekto įgyvendinimo vietą, tai yra tas adresas, kuriuo randasi miško sklypas, ir nurodome projekto unikalų numerį. Taip pat parašome trumpą projekto santrauką, kas bus atliekama. Dėl laiko taupimo aš čia labai neišsiplėsiu. Spaudžiame pirmin ir einame toliau. Skiltyje projekto rodikliai prie išugdytų jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ploto nurodome kiek hektarų jaunuolyno planuojame ugdyti ir taip pat nurodome, kiek hektarų bus išugdyta po 1 metų. Atkreipiame dėmesį, kad parama jaunuolynų ugdymui skiriama, jeigu jį numatyta atlikti miško žemėje. Ploto priskyrimo miško žemei faktą agentūra tikrina nekilnojamo turto registre arba miškų valstybės kadastre. Pildant paraiškos duomenis, šioje vietoje reikia įrašyti ugdomo jaunuolyno plotą, kuris negali būti didesnis negu miško žemės plotas nurodytas nekilnojamo turto registre arba miškų valstybės kadastre. Jeigu nekilnojamo turto registre duomenys neatnaujinti ir tikslesnis plotas nurodytas miškų valstybės kadastre, agentūra vadovaujasi miškų valstybės kadastro duomenimis. Tačiau negalima ugdyti daugiau hektarų, negu nurodyta viename iš šių 2 registrų. Spaudžiame pirmin ir prie tinkamų išlaidų sąrašo nurodome, kokioms išlaidoms prašome paramos. Šiuo atveju tai bus jaunuolynų iki 20 metų ugdymas. Išmoka jaunuolynų ugdymui yra 365 eurai už 1 hektarą. Užpildome visus laukus susijusius su sumom ir užpildome, kiek mėnesių vyks projektas. Toliau užpildome projekto finansavimo šaltiniai, tai yra iš kokių šaltinių bus įgyvendinamas projektas. Šiuo atveju yra paramos lėšos 365 eurai už 1 hektarą. Septintoje skiltyje informacija apie žemėvaldą nurodote, kokioms grupėms priklauso jūsų miškai. Tai mes nurodome šitą 1 hektarą ataskaitiniais metais, paraiškos pateikimo dieną ir prognozės, koks plotas bus vėlesniais augimo metais.
jeigu neužpildote kažko, kas yra privaloma užpildyti, tai jūs negalėsite eiti pirmin arba išsaugoti paraiškos. Toliau pildome nereikšmingos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną. Prie kiekvieno klausimo turime pažymėti atsakymą taip arba ne. Kaip pavyzdžiui, ar kitas ūkio subjektas turi jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą, daugiau nei 50% dalyvių balsų. Žymime taip arba ne. Ir taip atsakome į visus klausimus. Jeigu pažymėti atsakymai taip, tada turite nurodyti susijusių ūkio subjektų pavadinimų ar asmenų vardus ir pavardės, kodus, asmens kodus ir turimų akcijų skaičių procentinę išraišką. Jeigu tokių nėra, tuomet žymime visur atsakymus ne. Taip, užpildome atsakymus prie kiekvieno klausimo. Išsaugome ir einame toliau. Jeigu atsakymas yra ne ir jums neleidžia išsaugoti, parašo šiose vietose, kad lauko pildymas yra privalomas, tiesiog padėkite brūkšnelį. 9 skyriuje kita informacija, taip pat turite užpildyti atsakymus į visus klausimus. Ar esate atsiskaitę su valstybinė mokesčių inspekcija, ar esate atsiskaitę su valstybiniu socialinio draudimo fondu, ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų fondų, ar esate įgyvendinę ankstesnį investicinį projektą. Šiuo atveju galite pasirinkti taip arba NA, tuo atveju, jeigu pasirinksite ne, jums netitiksite tinkamumo kriterijų pateikti paraišką. Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Jeigu įsipareigojate, nurodykite, kokias viešinimo priemonės naudosite. Ar įsipareigojate nekeisti projekto gyvenimo vietos ir sąlygų? Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdoma veikla. Ir visi kiti įsipareigojimai turi būti atsakymai taip. Arba kai kuriais atvejais gali būti neaktualu. Kaip, pavyzdžiui, čia yra klausimas, ar įsipareigojate kartu su mokėjimo prašymu, jeigu vykdoma taisyklių 8.pa punktyje nurodyta veikla, pateikti miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir kitus dokumentus. Kadangi jūs teikiate paraišką pagal veiklos sritį jaunuolynų ugdymas, iš šitą klausimą galite atsakyti neaktualu. Toliau, ar patvirtinate, kad paraiškoje suplanuoti jaunuolynų ugdymo darbai nepradėti vykdyti iki paraiškos pateikimo dienos? Ar įsipareigojate atlikti jaunuolynų ugdymo kirtimus laikantis miško kirtimų taisyklių reikalavimų? Pažymėti jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampus,
stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Po to prasideda atrankos kriterijų klausimai. Ar esate privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas? Pagal tai, koks jūsų atsakymas, gaunate pirmumo balus. Tai jeigu atsakote taip, 25 balai, jeigu ne, 0 balų. Turite atsakyti į visus atrankos kriterijų klausimus pagal jūsų projektą. Kadangi teikiate paraišką jaunuolynų ugdymui, tai kai kurie klausimai jums bus neaktualūs ir žymėsite atsakymus ne. Ar projektas skirtas jaunuolynų ugdymui? Taip. Ar projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas? Jeigu tik tai numatytas tik jaunuolynų ugdymas, renkatės atsakymą ne. Ar prašomas paramos intensyvumas mažesnis už taisyklių 18 punktą nustatyta paramos intensyvumas? Šitas klausimas taip pat negalioja jaunuolynų ugdymo veiklos sričiai, renkatės atsakymą ne. Ar esate miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys? Jeigu esate, žymite atsakymą taip, jeigu nesate, žymite atsakymą ne. Jeigu esate kooperatyvo narys, reikia nurodyti kooperatyvo pavadinimą. Ar miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą? Taip pat pasirinkate atsakymą. Ar esate gavęs ES investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 7-13 metų programą? Pasirinkate jums tinkamą atsakymą. Jeigu esate gavęs, nurodykite pagal kokią priemonę gavote paramą. Užpildžius visus atsakymus, einame toliau ir pateikiame skenuotus reikalingus dokumentus. Tai būtinai turi būti pateiktas vidinės miškotvarkos projektas arba miškininko specialisto valstybinėje miškų tarnyboje registruoto, kuris turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus, išvada dėl jaunuolynų ugdymo kirtimo reikalingumo. Taip pat įkeliamas reikalingas dokumentas. Jeigu jūsų projektui aktualūs kiti dokumentai, pavyzdžiui, bendraturčių sutikimas, jeigu sklypas yra valdomas bendrąja daline arba jungtinė nuosavybės teisė, jūs nurodote, kad pateikėte šį dokumentą ir įkeliate jį. Taip pat dokumentai, kuriuose patvirtinama narystė asocijuotoje miško savininko organizacijoje, galite įkelti. Ir visi kiti dokumentai. Įkėlus visus reikalingus dokumentus, susipažįstame su pareiškėjo deklaracija, kokie yra pareiškėjo įsipareigojimai ir ką jisai pasirašo pateikdamas paraišką. Patvirtinate, jog visi pateikti duomenys yra teisingi ir jog prisiemate šios visus įsipareigojimus ir spaudžiate pateikti. Ir gaunate žinutę, kad jūsų dokumentas užpildytas ir pateiktas apdorojimui. Turėtumėt pasitikrinti, ar dokumentui suteiktas registracijos numeris, tai reiškia, kad dokumentas užregistruotas sėkmingai.